Vos tik padarome vieną darbą, dar net nespėjus jo padaryti, jau laukia eilė kitų naujų darbų. Juk taip? Ryte vos tik atsikeliame, skubame prie savo darbų ir visų reikalų. Kas veža vaikus į mokyklą, kas iš karto lekia prie savo darbų. Juk turime šitiek daug įvairių atsakomybių, įsipareigojimų ir darbų, kuriuos privalome padaryti. Juk visi jie yra tokie neabejotinai svarbus, tiesa. Vos tik padarome vieną darbą, dar net nespėjus jo padaryti, jau laukia eilė kitų naujų darbų. Juk taip? Deja ne, yra daugybė svarbių dalykų, kuriuos pamirštame ir kurių svarbos net neįvertiname. Dalykų, kurių visgi darome per mažai. Ar pakankamai dažnai mes stebime ir džiaugiamės mūsų vaikų šypsenomis ir juoku? Ar pakankamai dažnai mes aplankome savo mamą ir iš visos širdies jai išsakome, kaip stipriai ją mylime? Ar pakankamai dažnai mes aplankome savo tėtį ir išsakome, kokie dėkingi jam esame? Ar pakankamai dažnai suteikiame savo brangiems žmonėms, draugams, artimiesiems palaikymą tose akimirkose, kai jiems labiausiai to reikia? Ar pakankamai dažnai padėkojame Kūrėjui už tai, kad turime maisto, kad esame sveiki, saugūs, viskuo aprūpinti? Ar pakankamai dažnai mes grožimės, kaip leidžiasi ir teka saulė? Ar pakankamai dažnai mes darome tai, kas iš tiesų mus daro laimingai? Ar pakankamai dažnai mes sustojame ir pasidžiaugiame savo gyvenimu? Kviečiu ir raginu kiekvieną trumpam sustoti, pažvelgti savo vidų ir prisiminti tai, kas tau iš tiesų yra svarbu. Nepaisant to, kad gyvename laikais, kai yra labai daug neapykantos ir susipriešinimo, branginkime gyvenimą ir mūsų supančius žmonės. Juk tai ir yra tikroji mums duota dovana.